Šiai dienai Lietuvoje saulės elektrinių įrengimo klausimai ir jų kokybė yra palikta tokia kaip našlaitė. Rangovai konkuruoja kainoje, siūlo labai panašią įrangą arba netgi identišką įrangą, tačiau skiriasi kaina. Dažnai užsakovas nėra informuojamas apie tai, kas slypi už tos mažesnios kainos. Aišku, užsakovas turi teisėtus lūkesčius, kad viskas bus įrengta pagal elektros įrenginių įrengimo taisyklės, viskas atitiks įstatymus, elektrinė bus saugi, patikima, ilgamžė. Tačiau visada yra bet. Lietuvoje kokybė visą laiką svyruoja palei bumus, reiškia, kada yra statoma daug elektrinių, į patį verslą subėga žmonės, kurie nėra to verslo specialistai. Jie apgraibomis pasižiūri YouTube, Google kažkokius kelis, sakykime, mokymus praeina, neturi elektrotechninio išsilavinimo, montuoja taip, kaip atrodo geriausiai arba taip, kaip kažkur matė. O su visom šitom klaidom vėliau iš tikrųjų turi susipažinti klientas. Jeigu rangovas dingsta arba neatsako, klientas eina tada ieškoti pagalbos į Facebooką. Ir manau, čia yra pati blogiausias dalykas, kai žmogus neina pas gydytoją, o ieško sveikatos patarimų Google'ai. Ir taipogi, kai žmogui elektrinė neveikia, jis ieško pagalbos Facebook'e. To neturėtų būti. Papasako, kiek kokybiška elektrinė turėtų gyvuoti ir kokie yra jos gyvavimo ciklai? Kaip sakau, įrengus naują elektrinę, jos visos yra gražios, blizgančios, fainas, generuojančios, jeigu, kaip sakoma, moduliai nebuvo pažeisti, kai prieš sumontuoti jos ant stogo. Bet vėliau prasideda iš tikrųjų tikrieji nuotykiai. Pirmieji 5 metai dažniausiai būna elektrinės veikia be didelių nesklandumų, gal vienas kitas gedimas, sakykime, problemų su monitoringu, gal izoliacijos pažeidimas, nes montuotojas kažkur pažeidė kabelį, jį tempdamas tiesiog palei stogą. Po 5 metų pradeda lysti visos nelaimės. Tai jeigu jungtis buvo supresuotos blogai, jūs pradeda tirpti, jūs pradeda kaisti, atsiranda lankas, jungtis dega, suveikia apsauga, inverteris išjungia. Iš pradžių niekas nesupranta, kas nutiko, kaltina inverterį, kaltina sistemą, kol kažkas neužlipa ant stogo ir su pirštu parodo, čia yra gedimas. Po 7, 8, 9 metų ateina kita problema, ateina gedimai inverteriams. Tai inverteriai yra galios elektronika, jų gyvenimo ciklai dažniausiai yra projektuojami apie 10-12 metų, nes šiai dienai elektronika tiek turėtų tarnauti. Po to laiko mes planuojam, kad inverterį keisime, tai didelė dalis gamintojų siūlo garantijos pratęsimą. Garantijos pratęsimai būna kas 5 metai arba kas 7 įvairių gamintojų. Tai aš visą laiką rekomenduoju iš tikrųjų žmogui įsigyti garantiją iki 20 metų, nes mes taikomės prie garantijos su moduliais ir tikime, kad po 20 metų technologija bus tiek pažengusi, kad ta elektrinė, kuri yra sumontuota ant stogo, bus atidirbusi savo ciklą, bus jums atsipirkusi, teikusi naudą ilgus metus ir po 20 metų mes galėsime uždėti kažką naujo, kažką patikimesnio, efektyvesnio, geresnio. Pereikim per tas pagrindinės, tipinės, didžiausias klaidas, kurias daro Lietuvos instaliuotojai. Kaip ir pasaulyje, lietuviai nėra kažko išskirtiniai, iš tikrųjų mes tokie patys žmonės, iš tikrųjų ir galvojam lygiai taip pat ir elgiamės panašiai kaip ir kiti, tai kaip ir minėjau savo pranešime, tai yra įžeminimo problemos. Gyventojai turi nuolatos klausimus, kaip daryti su elektriniu įžeminimu, ar daryti atskirą įžeminimą, tačiau buvo paaiškinta kelis kartus ir specialistų, būtent kurie užsiima žaibostogą, kad negalima daryti atskiro įžeminimo kontūro, kontūrai turi būti sujungti. Tai čia yra vienas mitas, tai antras mitas yra, kur pajungti įžeminimą. Įžeminimus dažniausiai jungia prie inverterio, nors įžeminimas turi būti jungiamas į artimiausią tašką, tai mes rekomenduojame jungti prie įžeminimo vietos jūsų namų skide. Šitoje vietoje jungčių pajungimas su naujų rangovo atėjimu, jie vėluoja su įrankiais. Ir čia, kaip sakoma, yra patarimas, jeigu žmogus ateina, sakykime, baldininkas su neprofesionaliais įrankiais, mes žinom, kad turbūt jums laiptus ar kažką pagamins galbūt nekokybiškai. Jeigu ateina su neprofesionaliais mėgėjiškais įrankiais, kurie yra skirti sodo darbams, tai jūs turbūt turit nujausti, kad jūsų elektrinė galimai bus įrengta tikrai nekokybiška. Pats instaliuotojas, jo darbas yra vadinamas angliškai plug and play. Bet vėlgi, padaryta plug and play reikia teisingai įjungti. Reiškia sujungti teisingai jungtis, teisingai sumontuoti įžeminimą. Ir dar vienas toks neapdainuotas dalykas. Reiškia nauji užsakovai dėl didelių užsakymų, neturėjimo patirties, neturėjimo kontaktų, sakykime, įrangos gamintojų.
jie įrangą projektuoja ir ją montuoja pagal kažkieno patarimą arba palei trumpą YouTube'ės video. Kas nutinka tada? Įranga, ar tai būtų automobilis, ar tai būtų, nežinau, sakykime, duonos pjaustyklė, vis tiek turi savo, sakykime, vartotojo instrukciją. Instaliuotojai galvoja, kad jie viską žino, jie sujungia modulius, sakykime, ar per trumpus stringus, sujungia modulius į vieną valdiklį skirtingose šlaituose ir žmogus rašo Facebook'e, vėl kaip minėjau, kaip pas daktarą, rašo 10 kW, maksimaliai gamina 6, kur mano kiti 3 kW. Tikrina modulius, lipa, žiūri, fotografuoja, o problema yra tiesiog, kad iš principo elektrotechniškai elektrinė yra sujungta blogai. Ir sprendimas yra viską išimti, išmontuoti ir perimti per naują. Būna situacija, kada vėl žmogus turi namą, 3 šlaitai. Kiekvienam šlaitui, dėl to, kad jis gauna apšvietimą skirtingų laikų dienos, reikia atskiro valdiklio inverteryje. Standartiniai inverteriai turi 2 valdiklius pigus. Žmogus neinformuojamas, rytai vakarai sujungime ant vieno valdiklio, pietus ant antro. Kas vyksta? Dieną elektrinė dirba kaip ir neblogai, vakare generacija stipriai krenta, žmogus vėl galvoja. Rangovas atsako, lietinga vasara. Ir yra labai sudėtinga ir užtrunka laiko įrodyti, kad elektrinė dirba blogai. Kas liečia pramoninės elektrinės, tai yra dar sudėtingesnė tema, nes šitoje vietoje kiekvienas sutaupytas centas rangovas, jeigu žiūrime per 2-3 tūkstančius modulių, tai yra nemaži pinigai. Bet tas kiekvienas sutaupytas centas kažkur neprisukta veržlė, po 5-10 metų grįž bumerangų pačiam užsakovui, galbūt tas rangovas jau nebetieks paslaugos, galbūt jis jau iš viso išregistravęs savo verslą, tada užsakovas pasikvies kitus rangovus, jie sakys, jums reikia investuoti dabar 50 000 ar 100 000 šitą elektrinę atgaivinti į statusą, kad jį galėtų saugiai generuoti elektros energiją. Labai gražiai dažnai atrodo elektrinės, kur išklotos didelės kvadratūros, ten po 10 eilių, 10 ant 10. Į ką atkreipti dėmesį, kur daromas montavimo struktūros klaidos? Šita labai įdomi vieta iš tikrųjų. Prieš gal 4 metus girdėjau tokį marketingo šūkį, sako, saulės elektrinės yra labai geras dalykas, geresnis už vėją, nes nėra judančių dalių. Žmogus galvoja, nėra judančių dalių, nereikės aptarnauti. Tačiau reikia aptarnauti, reikia daryti priežiūrą. Elektrinė yra lauke, ją, kaip sakoma, veikiama visų gamtos reiškinių, vėjo, lietaus, kritulių ir taip toliau. Tai šitoje vietoje, kai projektuojama elektrinė, namų ūkyje gal yra paprasčiau, nes elektrinės yra mažesnės ir jas galima prieiti iš visų kampų ir, sakykime, šitoje vietoje galbūt montuojant inverterį, nereikia inverterį įkišti, kaip sakau, į paliepę, kas yra draudžiama, arba kažkur į, sakykime, pakampę, kur neitų prieiti ir jo apžiūrėti. Bet kas liečia pramoninės elektrinės, tai yra taisyklės, kurias rekomenduoja konstrukcijų gamintojai, kurie sako, kad tiek ir tiek modulių eilių turit palikti 30-35 cm tarpą, tai reiškia yra pėdai padėti. Matome nuotraukas dažnai ant moduliai atsiremti su keliais, nes neina pasiekti kitų modulių. Tai kaip ir minėjau savo medžiagoje, projektavimo metu elektrinės turi būti numatytas aptarnavimo takai ir aptarnavimo mazgai. Kodėl aptarnavimo mazgai? Sakykime, yra stringai, grandinės, kurios yra sujungiamas į vieną tašką. Tame taške galima įrengti labai pigią dėžę, kur susijungia tiesiog kontaktai. Arba galima įrengti šiek tiek brangesnę dėžę, kuri kainuoja vėl, sakykime, keliasdešimt eurų brangiau, bet joje yra jau testavimo mazgas. Dabar įsivaizduokite, atvažiuoja žmogus testuoti, jis arba bando kažkokiu būdu susikurti savo testavimo aplinką, arba per 30 sekundžių įkiša testerį, pažiūri, ištraukia ir eina toliau. Čia yra, kaip sakoma, velnias slypi detalėse ir su saulės elektrinėm detalės yra labai svarbios. Gerai, paskutinis klausimas, visų klausiu to paties. Kaip įsivaizduoji idealią saulės energetikos rinką? Idealią? Čia toks, sakykime, filosofinis klausimas, tai kaip filosofijai atsakymo negali būti, bet įsivaizduočiau, kad ideali būtų ta, kurioje užsakovas ir tiekėjas jaustų vienodas atsakomybės. Tai reiškia, tiekėjas, kuris pastato, jis ne tik tai gauna greitus pinigus, bet ir jaučia atsakomybę už tą savo pastatytą elektrinę. Kaip juokingai, sakykime, šefas jaučia atsakomybę už
porcija, kurią patys ant stalo išneša klientui restorane, taip pat ir tiekėjas turėtų jausti tą atsakomybę, nes taisyklės, pirštų baksnojimai, jie nesukurs tos aplinkos, kaip saugus vairavimas ateina iš vairuotojų kultūros, taip ir elektrinių įrengimas turi ateiti iš instaliuotojų kultūros.